Užkėlė ant stogo ir jie nepilnai paros bėgyje visi suvažiavo į vidų. Prie elektrinės buvau per kokią 10 metrų nusprogusios. Tiesiog galva pradėjo suktis ir aš nebeišlipau lauk. Pradžioj šaukė, buvo garsai, paskui užtilo. Jau nusprendėm, kad viskas žuvo. Edmundas Piekus, gyvenu Skuode. Į Černobylį, kai išvykau, gyvenau Mosėdžio miestelį, Tėvelių kaime. Dabar gyvenu Skuode. Kiek jums metų buvo, kai kelintais metais išvažiavot? Išvažiavau 86 spalio gale. Iš armijos buvau grįžęs, buvo 85 metais. Po metų praktiškai jau vėl išvažiavau. Viskas įvyko apgaulės būdu. Pasakė, kad darbus atliksim derliaus nuėmimas Kazachstane ir vakare, kai susirinkom, nuvežė tą patį vakarą į Mažeikius, iš Mažeikių naktį į Rygą. Rygoje perrengė kariškai jau ir tada pasakė, kur reiškia galutinis tikslas. Bet jau trauktis nebuvo kur. Tos pačios paros, gal biškiuką į kitą parą jau buvom vietoj, vežė su traukiniu, ten, į kokią stotį net nepamenu ten. Kai atvykom, buvo gal nakties 1 valanda ir tą patį vakarą pasakė, kad pailsėsit, reiškia rytoj į darbus nevažiuojat, tik po paros. Pirmas įspūdis buvo ryte nelabai koks. Miestelį mes gyvenom, praktiškai ten tik kūrėmės. Ir buvusiam darželį mes įsirengėm gyvenamas patalpas, ten mokykloje valgyklą, viską darėm patys. Ir jau kitos dienos ryte išvykom į darbus, į Pripetę. O pagrinde mes pakeitėm, reiškia, lietuvius, kurie jau buvo anksčiau atvykę iš Rokiškio, iš Utenos, iš Panevėžio. Ir vežėm iš Pripetės pagrinde nuo elektrinės iš Černobylio gruntą, valėm visą miestą. Jūs vairuotojai dirbot? Jo. Jums buvo 20 keli metai? 3 metai. 23 metai, kai paėmė į Černobylį. Jo. Tai koks pirmas įspūdis buvo atvažiavus į zoną? Siaubingas. Nes miestas buvo tuščias, Pripetės miestą aptvėrė jau tinklinę tvorą, nes vyko didelis vagystės, vežė į Baltarusiją, nes vyko valymas iš butų, iš visko ir tikriausiai ten patys vietiniai Baltarusiai, kurie dirbo, jie viską krovė į mašinas ir vežė, kad pasipelnyt. O tas viskas buvo su didelė radiacija. Ir kaip mes darbus vykdėm pagrinde man teko vykdyti prie Jupiterio gamyklos. Buvo tokia užslaptinta Tarybų Sąjungoje. Ką ten gamino? Gamino magnetofoną ir radijo aparatūrą, o pagal saugumo ten šnekėdavo, kad po apačią dar 2 aukštai ir ten darė kariniai pramoniai radiotechniką. Ir todėl vadai mums sakydavo, mes klausdavom, kodėl, šnekėjo, kad japonai duotų įrangą ir jie valytų ten. Visa buvo tai susiję su, kad užslaptinta, Pripetės miestas buvo, jis užslaptintas ir todėl neprisėmė. Reiškia, kiekvieną dieną mums sudarydavo, kaip pasakyti, ryte būdavo skirstomi darbai. Tu galėjai pasirinkti, reiškia, ar Pripetėje dirbsi, ar važiuosi nuo elektrinės, šalia elektrinės ten vežti tą gruntą. Tu nežinojai, ką tau, iš buto ten įkraus ir veži tą savartyną. O pagal tai rašė gaunamą dozę. Kartais pagalvodavai, jei tu ten kilometras apačioj dirbi, gauni tik, dėkim ten 0,01,
o prie elektrinės tau rašo ten vienetą. Nu ir tai kartais pagalvoji, geriau aš tą vieną kažką parvešiu iš ten. Aš, kaip sakant, par savo klaidą prie elektrinės buvau par kokią 10 metrų nusprogusios ir užsikabino trosas už mašinos. Ir aš galvoju, išlipsiu ir, atkabinsiu. Ir lipdamas lauk, atsirėmiau į, elektros atramą metalinę. Ir pajutau didelį tiesiog galva pradėjo suktis. Ir aš nebeišlipau lauk su visu tuo trosu ir išvažiavau iki šiukšlyno ir ten atkabino jau. Nes vienintelį kartą tą pajutau. Jūs palietėt kažkokį metalinį daiktą ir iš karto silpna pasidarė? Jo, ten pasirodo labai didelė radiacija buvo ir... Ranka sveika dar po? Sveika. Kiek iš viso laiko prabuvot? Aš prabuvau apie nepilnai 3 savaitės, nes greit surinkau tą, leistiną normą ir mus veždavo tą pamainą, į kurie daugiausiai turėdavom, tuos užsykio leisdavo namo. Gal net kartais žmonės labiau norėdavo važiuoti arčiau elektrinės, kad tik greičiau grįžtų namo? Jo. Taip. Nes buvo tokių ir pas mus, kad jau buvo po pusę metų ir jie vietoj ten, ar valgykloje dirba, jis per dieną ten į tą zoną pietus atveža, jam nieko neskaito tos radiacijos, kad tu gavai. Ir jam šansų nežinau kada ten grįžti. O kad buvai ten Pripetės zonoje arba elektrinės zonoje, tada jau biškiuką jau skaitė. O ten mūsų pačių važiuodavo BTR-as matuot ten, virš 100 rengenų. Šalia tas Ryžai vadinamas Rudasis miškas, kur dabar degė. Ten 1000 rengenų rodė. Net turėjom dozimetrus, po 2. Prie kojos ir ant kaklo. Vienas rodys užkart lyg galo, o kitas išvis per tą visą laiką nepajudėjo. Jokio tikslumo nebuvo, bet viskas buvo slepiama. Nes buvo nustatyta ta norma ir daugiau tu galėjai, jei nori lipti ant stogo, vis vien tau niekas. Tik ten jau, kaip sakom, buvo visai 2 minutės ar 3 ir tave išveža iš tos zonos jau. O buvo savanorių, kurie veržėsi ant stogo? Prie manęs tai ne. Klausė, kas norit, palipsit, galėsit važiuoti namo, bet nė vieno tokio nežinau. Tai jūs jau važiuojant žinojot, kas nutiko Černobylį ir Jo, kai mes jau Rygoj, kai buvom, tada mes tik sužinojom. Ir žinojot, koks radiacijos poveikis? Ne. Ar buvo kažkokie mokymai, kaip saugiai elgtis zonai? Ne. Ar matėt, kad žmonės darytų kvailus dalykus? Matėm. Pavyzdžiui? Iš parduotuvių ėmė, valgė, arba po butus mačiau, kaip, valė iš buto viską. Jeigu bet koks ar durys, ar langas buvo atvertas, iš to buto viską valė lauk. Ir surasdavau visokių daiktų, ypatingai ten auksą, sidabrą. Mačiau, kaip įsidėjo į kišenę ir antrą dieną užsyk sukrito ir po 3 parų mirė. Jūs matėt, kaip žmogus mirė, taip? Jo. Iš Skuodo buvom tuo momentu ten 6 gal. Ir mes vakare grįžę pastoviai buvom pasidarę pirtį. Vakare po darbo eidavom į pirtį, drabužius mesdavom tuos lauk, duodavo, galėjai keisti drabužius. Imdavom naujus ir tada tik eidavom valgyt, ir jau poilsis. Buvo žmonių, kurie kišo ar lindo, kur nereikia. Tas paties mašinas ten mes jau stengiamės niekur, nes, pavyzdžiui, mano, kur aš važiavau iš Rokiškio ATI Kamazas, man
kokias 2 savaitės išbuvo, sugedo, reikėjo parvaryti į tą jau saugią zoną už 30 km į dirbtuves. Tad 3 paras plovė ten Chimzaščitą, kur jau poste ir niekas nieko nenuplovė, visą laiką rodė didelę radiaciją. Tada nakties metu mes parvažiavom miškais, kad apvažiuoti tą postą. O pasakė, jeigu mašinos nesutaisysi, pamainos nebus ir namo nevažiuosi. Kokie įsimintiniausi įvykiai jums? Pats įsimintiniausias buvo, mačiau, kaip į reaktorių įkrito malūnsparnį. Jūs tuo metu buvot prie reaktoriaus? Šalia mes vežėm gruntą. Malūnsparniai, jie joda. Reiškia, ant Pripetės miesto, ten toj zonoj liedavo jodo tirpalą purkšdavo. Ir jis prisileido per žemai ir prietaisai atsisakė. Ir, paskui mačiau, kaip atvežė japoniškus robotus, užkėlė ant stogo ir jie nepilnai paros bėgyje visi suvažiavo į vidų. Mūsų žmonės atlaikė, o robotai neatlaikė ten to viso reikalo. Mano vienas iš tokių gal durnų poelgių. Mes valėm Tarybų Sąjungos Pripetės mieste, buvo energetikos ministro vila prie Pripetės upės. Ir gal nuo elektrinės kokie 5 km. Reiškia, ant namo buvo didelė tokia terasa ir buvo bičių aviliai. Tai aš nebuvau matęs tokių didelių bičių. Ir mes nusprendėm paragauti to medaus. Kažkas įsigudrino ten, atidarė tą avilį, ištraukė tą korį ir visi atsisėdę ministro ten ložėse kambarį, ragavom tą medų. Man toks, durniausias tas paelgis, galvoju, gal ir negerai padarėm, bet, sakom, jeigu bitės gyvos tokios jau, medus kaip medus. Visokių tautybių, ten ir turkmenai, kazakai, čečėnai, pradėjo labai tas mašinas ten švino lakštais uždenginėt, langus pasidarys tokie tik mažą, paskui per visą tai avarijos įvykdavo. Mačiau, kaip Kamazas su Mazu susikirto. Pačioj Pripetės, išvažiuojant iš Pripetės, didžiulė sankryža buvo. Ir žmogų tame Maze su vairo perdūrė kiaurai. Ir sąmoningas šaukia, kad padėkit, o mes padėti nieko negalim. Mačiau, kaip K700 ekskavatorius, tas traktorius vežė ant ralo didelį ekskavatorių. Ir buvo jau pirmo šalnos, slidoka, ir slydo, ir vertėsi. Ir viduj to traktoriaus buvo 2 žmonės. Ir tas traktorius, akyse taip, trakš, 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 leidžiasi tą kabiną. Ir pradžioj šaukė, buvo garsai, paskui užtilo, jau nusprendėm, kad viskas žuvo ir kad už valandos atvažiavo didžiulis kranas, atkėlė, abu gyvi buvo. Bet buvo tamsaus gymio, tai vietoj juodų plaukų buvo balti. Tai traktorius apvirto ir jo svoris pradėjo slėgti kabiną? Jo. Tas didelis toks geltonas, tas K700, ir susispaudė taip. Ko niekada nepamiršit iš Černobylio? Tos nežinomybės, tos, kaip sakoma, dirbi ir tu nežinai, kas rytoj bus. Nes prisižiūri visokių tokių, nebūtų dalykų. Dezinformacija sklido. Kadangi valdžia tikriausiai nieko neatskleidė, tai konkrečiai nieko plėtkinti. Ir ten būdavo tų, ten kažkas ten atsitiko, ten. Kokia jūsų sveikata, kai grįžot, kaip dabar? Ta sveikata nekokia. Visi sąnariai skauda,
Pradžioj dar normaliai buvo, o paskui po biškį dabar atrodo visur jau ir čia skauda, o pagalbos jokios. Yra ir ant prie inksto auglys, kurio operuot ne, ten važinėjau ir pas vienus, pas kitus negali, nes šalia pagrindinė kraujo arterija gali pažeisti. Nežinau, gyvenu. Jau tą auglį pirmą sykį nustatė prieš beveik 20 metų. Ko norėtumėt iš valdžios? Kad bendrijoje esam, kad mes būtume sulyginti su estais, su latviais, būtų didesnė ta, kaip Latvijoje jie gauna kiekvienas išmoką, kiekvieną mėnesį. Yra medicinos centras, man pačiam teko ne vieną sykį apsilankyti. Pas latvius? Jo. Latviai priima lietuvius? Priima, draugiškai priima. Pas jūs, požiūris visai kitoks. Mūsų dar iki kokių 95 metų gal dar kažkas buvo, o dabar tai su kiekvienais metais. Aš daug metų išbuvau, Skuodo komiteto pirmininku. Reikia suprasti valdžios tokį nesupratimą. Jeigu mūsų kaip Skuodo komitetas buvo įregistruotas savivaldybės adresu, Vilniaus 13 reiškia. Ir aš gaunu iš registrų centro, kad mūsų komitetas išregistruotas. Čia yra greičiausiai prieš 2 ar 3 metus. Aš važiuoju į registrų centrą, pasidomėti kodėl. Reiškia, jie man pateikia atsakymą, kad buvo padaryta užklausa, mes, nepateikėm metinės ataskaitos ir adresatas nebuvo surastas. Sakau, tiesiog, kaip jūs surandat, tada savivaldybei, pačią savivaldybę atvažiuoja iš ambasados suranda, atvažiuoja iš, Vilniaus universitetas darė ten tyrimus su geoma, suranda, o vietiniai nesurado. Paskui su Juška Romu mes dėjom vėl pastangas ir vėl įregistravom.